Nu, labas vakaras man. Ai, va čia kamera. Mano fėjos 100 metų neskaičiau, gali būti, kad klaikiai skaitysiu šiandien ir ašgi skaitau dėl to, kad tiesiog savo tobulinti įgūdžius kalbėjimo, skaitimo, bendravimo. Tai jeigu ką, nepykite, jeigu blogai skaitau, knyga tikrai gera, mintis man irgi neblogas. Po 2 savaičių pertraukas aš grįžtu. Moterų bendruomenės. Tai, kad turiu tokių ištikimų draugių būrelį, yra veikiau stebuklingas atsitiktinumas nei savaime suprantamas dėsningumas. Mat esu šiek tiek alergiška įvairiom moteriškom bendruomenėm. Vos tik išgirstu, kad kokiame nors renginyje rinksis vien moteris, mano noras jame dalyvauti negrįžtamai išblėsta. Laima, didžiulė tokių bendruomenių entuziastė, vis bando mane įtikinti, kad toks elgesys nėra normalus. Pasitelkusi Karlo Gustavo Jungo psichoanalizę, ji teigia, kad šitaip aš bandau nuneigti savo animą, moterišką sielos dalį. Tai neva galėjo nutikti dėl to, kad vaikystėje patyriau seksualinį priekabiavimą ir dabar bandau ištrinti viską, kas susiję su mano priklausimu moteriškai lyčiai. Arba turėjau labai valdingą, arba priešingai aukos sindromą išgyvenančią motiną, tad išsiugdžiau paniką ir priešiškumą ir savo moteriškai daliai. Tokie arba labai panašus į orų prognozes. Lis arba neliks. Nepataikyti faktiškai neįmanoma, pareiškiu žiaudama Laimai. Deja, turiu tave nuliūdinti. Mano mama nebuvo nei auka, nei tironė. Ir mūsų santykiai iki šiol yra puikus. Na, o dėl bandymų ištrinti savo moteriškumą, turbūt ir pati jauti, kad stipriai prašovi pro šalį. Kas yra, ateik, jeigu nori. Jei palygintume tavo ir mano aprangos stilių, nekiltų abejonių, kuri iš mūsų labiau bando pasislėpti. Vis dėlto turiu pripažinti, kad ieškodama mano nesolidarumo šaknų vaikystėje ir šeimoje, ji yra šiek tiek teisi. Pasak psichologės, psichoterapeutės Genovaitės Petroninės, moters sugebėjimas būti solidariai su kitomis moterimis labai priklauso nuo ryšių su motina ar seserimi. Jei mergaitė visą laiką jautėsi artimesnė tėvui, tai ir suaugusi nevertins kitos moters kaip patikimos draugės. Nejaus poreikio ją palaikyti. Įdomu. Aš, pavyzdžiui, su mama turėjau aфиgeną ryšį visada. Mano mama mano geriausia draugė. Gal dėl to man nereikėjo kitų draugių? Tai aš čia su Genovaitė nesutinku, nes... dėl to, kad, aš galvoju, kad aš nemoku draugauti. Tiesą sakant, jums sakau, gerai, kad mūsų klubas mažas, visa Lietuva nesužinos. Aš nemoku draugauti su kitom moterim. Pas mane buvo gyvenime keletą draugių, labai nedaug, aš pasakoju apie mano artimiausias draugės, keletą jų buvo, tikrai nedaug. Ir iš tikrųjų aš negaliu tokio artimo ryšio turėti su moterim, žinai kodėl? Nuolat yra konkurencija dėl ko nors. O mano ten santykiai geresni, o mano figūra geresnė, o aš darbe kitesnė, o aš uždirbu daugiau, mes nuolat lyginamės. Aš nežinau kaip vyrai, nebuvau jų kailyje, bet moteris nuolat lyginasi. O kuri jaunesnė, kuri senesnė, kaip užknisa tas. Ir tu visada, tu jau pradedi su kažko draugauti ir tu visą laiką lygini tada save su ją. Aš nežinau, ar taip yra man, bet ir mano aplinkai, kas iš mano draugių tiesiog supratau, kad jos irgi lyginasi. Ir irgi yra tokia konkurencija kažkokia durna. Tai negali būti labai, taip, draugauti iki širdies gelmių. Negali tada atsiverti dėl tos durnos konkurencijos. Mano psichologas tą patį sako, kad draugystės tarp moterų negali būti. Nes mes visada jaučiam didžiulę konkurenciją ir kažkokį priešiškumą dėl to. Mes nuolat konkuruojam, mes nuolat kažką bandom įrodyti vieną kitai. Ir jis sako, kad nuoširdžiai pas vyrus to nėra. Kad vyrai tiesiog draugauja, kad jie turi bendrus pomėgius ir tiesiog ten žvejoja kartu arba važinėja dvirkiam arba dar kažką. O mes maždaug neturim ką veikti ir nuolat kariaujam. Čia mano patirtis. Bet su mama aš turėjau gerus santykius. Ir turiu. Taip.
Tai jeigu mergaitė jautėsi artimesnė tėvui, tai ir suaugusi nevertins kitos moters kaip patikimos draugės. Nejaus poreikio ją palaikyti. Be to, mūsų mamos pernelik daug dirbo, kad būtų net turėjusias laiko puoselėti ryšį su dukrom. Mano mama nedirbo tiek daug. Jinai tikrai turėjo laiko man visada, nuolat. Iš dalies mano vaikystė tokia ir buvo. Mama ėjo gana svarbės pareigas, daug dirbo, o aš visada buvau tėčio numylėtinė. Pas mane tėtis iš vis nusiplovė. Pist ir dingo. Kita vertus, nežinau, ar galima dėl visko kaltinti mamos darboholizmą. Negalima. Tarkim, mano jaunesnė sesė užmesgusi kur kas stipresnį moterišką ryšį su mama. Bent jau man taip atrodo. Ji rečiau dalina mamai patarimus, mažiau ją kritikuoja, bet intuityviai giliau supranta net pačius keiščiausios mano akimis mamos poelgis ir jausmus. Galbūt čia suveikia visai kiti dalykai nei auklėjimas. Nors ir kaip lyčių lygybės fanatikai kritikuotų bandymus skirstyti žmogaus intelektinės ir charakterio savybės pagal lytį, aš manau, kad egzistuoja tam tikri vyriško ir moteriško mąstymo skirtumai, kaip aš perskaičiau kitai. Aš galvoju, noriu labai pasakyti apie tą mamos ir dukros ryšį, kad dabar aš galvoju, kad tai nėra kažkokio įpročio ar auklimo dalis, aš dabar taip galvoju. Mama ir dukra yra atskiri žmonės su savo siela, savo charakteriu, savo požiūriu. Ir arba jums sutampa laukai ir požiūris ir vertybės, kaip dviejų žmonių, arba nesutampa. Ir interesai irgi beje, ir pomėgiai. Tai jeigu sutampa, tada jūs gali būti draugėmis. O jeigu nesutampa, vat negali. Vat matyt, rašytojai nesutapo ir jinai nesupranta mamos. Kaip sako, jinai nesupranta jos poreikio, ten kažkokių ten užmanimų ir taip toliau. O sesė supranta. Tai vat aš savo mamą suprantu, pas mus visada bendros temos. Mes vis laiką randame apie ką papliotkinti, aptarti, analizuoti. Mes galim su ją mes labai skaniai, fainai kalbamės. Labai vertingi tie pokalbiai, aš labai juos mėgstu. Aš jų laukiu, mes su ją galim valandą telefonu plepėti. Tai va, tai mes turim tokį ryšį, žinai, aš manau tiesiog mes kaip žmonės panašus. Nes jie irgi patinka drabužių dizainas, jinai siūdavo visą laiką, man patikdavo, kad jinai siūna, dėl to aš pasirinkau drabužių dizainą, o ne tapybą, dėl to, kad mama tiesiog savo pavyzdžių rodė, kaip galima moterį pakeisti tiesiog skuduriukais. Vat kaip užsidedi skudurą, ne, kaip sako, skudurai nieko nereiškia, užsidedi skudurą ar savo, ar klientai, ir žmogus pasikeičia. Ir jo viskas, net vidus pasikeičia, atrodo, ne tik išorė. Tai mama myli mamą. Gerai, toliau. Vyriško, moteriško mąstymo skirtumai. Tik tiek, kad ne visi vyrai mąsto vyriškai, o moteris moteriškai. Jei stereotipiškai vyriškam mąstymui priskirtumėm racionalumą, meilę faktams, greitą reakciją, aštroką ironiją, nešališkumą, polinkį analizuoti ir nesivadovauti emocijomis, tai turėčiau pripažinti, kad mano protas yra veikiau vyriškas. Žinok, išduosiu paslaptį irgi. Vitalikai, tu negirdi, kaip aš skaitau? Negirdi. Aš irgi galvoju, kad aš esu labiau vyriško mąstymo, o mano vyras moteriško. Netgi iš poelgių jis labai jautrus. O aš, pavyzdžiui, tokia analitikė. Aš irgi jautri, bet aš vis tiek visą laiką vadovaujuosi protu. Pas ne, racionalus protas vis tiek ima viršų. Tipo, labai norėčiau paverkti, išeiti ir trenkti durim, bet neapsimoka. Dėl to reikia eiti taikytis. Neapsimoka skirtis. Nes čia yra šeima, čia yra bendras turtas, čia yra iš viso, šeima yra didelė vertybė. Va, tai aš, pavyzdžiui, labai vadovaujuosi tada. Aš racionalus žmogus ir aš labiau vyras, o mano vyras labiau moteris. Sako, viskas, nusibodo, aš išeinu. Čia mano vyro bailiai. Gerai, kad negirdi. Nepasakokit nieko. Tai va, tai ir autoriai yra labiau vyriška. Taigi visai nenustabu, kad su vyrais aš lengviau randu bendrą kalbą. Esu įsitikinusi, kad mano polinkis flirtuoti ir ilgos kojos čia tikrai nieko dėtos. Jau seniai pastebėjau, jei diskusijose dalyvauja nors vienas vyras, jos būna kur kas įdomesnis ir sąmojingesnis nei tuomet, kai susirinka vien moteris. Gal todėl, kad jos labiau bijo konflikto ir yra linkusios
ieškoti panašumų, o ne skirtumų. Ilgainiui net pati įdomiausia diskusija virsta vieningų bobiškų chorų. Dieve, dieve, baisu, kas darosi. Ir su amžiumi tas choras tampa vis darnesnis ir garsesnis, joms nemotai statistiniai duomenys ar mokslinės įžvalgos, mat beveik viską tikrina empiriškai. Jei oficiali statistika skelbia, kad auginimai kyla, beveik visos moteriškės ima chorų šaukti, juk tai visiška nesąmonė, nes matote, nei jų, nei pažįstamų algos nepakilo. Taigi akivaizdu, kad jos nekilo. Man nesuprantami ir visi tie bobiški rytai, dvasingumo stovyklos, moteriškumo mokyklos, pižamo vakarėliai, mergvakariai. Tokiose erdvėse man tiesiog per daug moteriškos energijos in. Vis dėlto aš retsykiais bandau pažadinti tą savo paneigtąją animą, nes noriu išmokti pajusti tai, ką dauguma mano lyties sesių jaučia intuityviai, regis be jokių pastangų. Kartą aš visai dieną buvau išvykusi į vieną moteriškumo stovyklos seminarą. Pasijutau tarsi atsidūrusi filme Stepfordo moteris. Prisimenant tą fantastišką komediją apie idealias 70-ojo dešimtmečio Amerikos namų šeimininkės. Pirmiausia, į akis krito, kad visos vilki lengvutės suknelės ir avė aukštakulnis. Vidury žiemos. Kai kurios atvirai kaleno dantimis ir milinavo, bet vis tiek stengėsi būti moteriškos. Kiek girdėjau, buvo davusios tokius įžadus pusę metų dėvėti vien suknelės ir sijonus. Na, aš gal irgi būčiau linkusi pakalenti dantimis, jei būtų dėl ko. Juk visas jaunystės žiemas pravaikščiau su minisijonu. Bet nesuprantu, kam aukotis, jei tavo grožį nemato joks vyras. Mes klausėmės paskaitų apie moteriškumą, apie tai, kad kiekviena moteris lyg skirtinga gėlė ir todėl visos vienodai gražios. Paskui bandėme pažadinti savo gyvybinę energiją, reikėjo įsivaizduoti save kaip kokį nors gamtos objektą, mat moteris tai gamta, o vyras civilizacija. Tiesą sakant, manau, kad mūsų šeimoje yra atvirkščiai, bet tiek to. Aš sugadinta visokių banalių reklaminių lankstinukų, įsivaizdavau save esant žuvėdra. Kitos buvo išradingesnės, nuo krioklių iki lydykų. Kol pati savo vieną užsimerkusi plasnojau po salę, tikrai jaučiausi žuvėdra, bet paskui atsimerkiau. Įspūdis buvo pribloškiantis. Daugiau nei pusšimtis moterų lingavo, plasnojo, tūpčiojo, stėbėsi, kaip į žemės kalėsi lydykas ir atrodė lyg bepročių kompanija. Tada buvom gamtos stichijos, liepsnojom ugnimi, čiurlenom upeliais, plaikstėmės tarytum vėjas ir stuksojom ramės kaip žemė. Vėliau mokėmės priimti kitų meilę, vienos stovėjo užrištomis akimis, kitos vis prieidavo, jas lietė ir kuždėjo jausi visokius gražius žodžius. Maždaug tu tokia graži, tu labai dvasinga, tavo nuostabios kojos ir panašiai. Šitą žaidimo idėją man labai patiko, jeigu tai būtų darę vyrai, tačiau ne jokiais susijaudinusi, gal ne kokie... Būčiau ne jokiais susijaudinusi, gal net kokį mentalinį orgazmą patyrusi. O dabar jaučiausi keistokai. Čia sustojom, nes aš papasakosiu savo patirtį. Aš irgi tas moterų stovyklas praėjau. Aš esu praėjusi emocinio intelekto mokyklą, 2 ar 3 metai buvo mokyklos, bet aš vadinu emocinio intelekto mokyklą, žinai kodėl? Nes iš tikrųjų ta mokykla vadinasi MMM, kažkokia moteriškumo, nežinau, baisus pavadinimas, aš tikrai nenorėjau tų moteriškumų visokių mokyklų ir aš viduje jaučiausi pakankamai moteriška, kad man nereikėtų mokytis to moteriškumo. Aš negalvoju, kad užsidėjus suknelę ir sijoną, tu patapsi moterim iš karto. Ir tos stovyklos, jos iš tikrųjų, žinok, iki absurdo. Jūs čia dabar deivės, jūs ten... judinkit klubus, kaip motina žemė, ten jūs iš gimdos traukite savo saulės energiją, skleiskite į visą pasaulį ir maždaug turi stovėti ir iš gimdos bangas skleisti. Nu, apšim, kol mes toj mokykloje kalbėdavom apie įdomius dalykus, psichologinius, empatinius, kol buvo paskaitos, aš lankiau su malonumu. Bet kai prasidėjo tie visokie ten gimdos kvėpavimai,
Ir vaizdavimai irgi, kad tu ten žuvėdra ir taip toliau. Aš pamenu per vieną stovyklą ir man patiko ten kompanija, man patiko programa, bet kai prasidėjo tik arba tas glamonėjimas, viena kitą kažkodėl turėjo vaikščioti ir glostyti. Nu kokio bibio, atsiprašant, aš turiu glostyti svetimą bobą. Aš galiu paglostyti vaiką, šunį, savo vyrą, mylimą žmogų. Aš nenoriu glostyti nepažįstamos moters. Tai va tos stovyklos, žinokit, mane irgi, va ką autorė kalba, mane irgi piktis buvo. Ir aš po to prieinu vieną kartą prie mokytojos, kurią labai gerbiau ir sakau, Andrija, gal gali man pasakyti, ką man daryti, jeigu aš nenoriu jų visų glostyti ir nenoriu, kad glostytų mane. Man nepatinka tos jau sesijos, kur mes vaikštom po salę prietimų ir vieną kitą glostom. Sakau, čia ne man. Jinai sako, nu eik tada paglostyk sieną arba medį. Nu ir aš tai supratau to mokymo lygį ir galvoju, pati tu glostyk sieną arba medį. Ir čia buvo mano paskutinė stovykla ir baigėsi mano tos visos kelionės į moterų stovyklas. Dabar liko viena stovykla, pas kurią važiuoju, tai yra Simona Kupietienė, meditacijų mokytoja, mes ten vieną kitos neglostom, ten mes tiesiog medituojam, kalbam prasmingus dalykus ir kažkaip gerai moteriškai praleidžiam laiką. Aš keletą kartų per metus važiuoju į tas stovyklas, tai va šitą galiu rekomenduoti. Viskas. Iki kitą kartą.